Dar kartą labai ačiū už prisijungimą prie šitos grupės, prie šito kurso. Ir dar prieš pradedant gilintis į sudėtingas ir rimtas temas, kviečiu visus padaryti tokį nedidelį apšilimą, įsijautimą labiau į šitą grupę. Tai būtų bandymas visiems truputėlį susipažinti, nes manau, kad bet kurioje ar dvasinėje praktikoje, ar tobulėjimo praktikoje, ar apskritai bet kur gyvenime yra labai sveika pradėti nuo tokių paprastų žmogiškų pagrindų. Tai yra šiuo atveju tai būtų atvirumas, paprastumas, nuoširdumas. Jeigu norite pilnavertiškai dalyvauti šitoje grupėje, pasijausti, kad jūs tikrai ją įeinat į šitą žmonių tarpą, tai yra, kad jūs nesate tiesiog stebėtojas, bet ir kažkiek tai savęs atiduodat, tai kviečiu truputėlį prisistatyti, daugiau ar mažiau apie save papasakoti komentaruose šito video, atsakant į 3 klausimus. Štai tokius 3 klausimus. Pirmas būtų, kaip save pristatytumėt. Antras klausimas, kas jums gyvenime yra įdomiausia. Ir trečias klausimas, kas jūs labiausiai domina dvasinėse temose. Tai tokie 3 dalykai. Ir aš taip pat pabandysiu atsakyti tuos klausimus komentaruose, kad truputį paskatinčiau jūs. Pabandysiu tai padaryti pirmas, trumpai. Bet kadangi nešu atsakomybę už šią grupę, kadangi esu šios grupės sumanytojas ir šio kurso, tai manau būtų labai teisinga, kad jūs plačiau žinotumėt, iš ko jūs gaunat šitą informaciją. Kažkas iš jūsų mane pažįstat, bet dauguma turbūt su dauguma esam nepažįstami. Tai būtų labai sveika ir sąžininga iš mano pusės, kad truputį daugiau papasakočiau apie save. Tai padarysiu šitam video. Tiesiog atsakysiu tuos pačius klausimus, tik truputį plačiau. Tai pirmas klausimas buvo, kaip save pristatyčiau. Tai pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad nesu joks guru, joks dvasinis mokytojas, jokia nušvitusi, pažengusi labai asmenybė. Tai kažkas pasakytų, dėl ko tuo metu čia kažką tai nori mokinti, aiškinti. Ir šitą klausimą atsakyčiau tokiu paprastu pavyzdžiu, paprastu dėsniu, kuris egzistuoja turbūt visur. Tai yra, kad antrokas jau gali kažką papasakoti pirmokui. Trečiokas gali jau kažką papasakoti ir antrokui, ir pirmokui. Ir taip toliau. Taigi, aš save vertinčiau kaip, turbūt vidutinioką šitoje srityje, pagal kažką galbūt netgi žemiau negu vidutiniokam. Tačiau šita tema man yra labai įdomi ir labai svarbi. Dėl to aš ją skiriu nemažai laiko gyvenime ir jaučiu, kad tikrai su kažkuo galiu pasidalinti, kaip kad su pradedančiaisiais, kurie dar tik pradėjo domėtis, arba su tais, kurie kad ir anksčiau pradėjo domėtis, tačiau neturėjo niekad tokio nuoseklaus vientiso mokymosi, galbūt neturėjo pakankamai laiko gilinimus į šitas temas, tiesiog turi kažkokias pavienės atsitiktinės patirtis ar kažkokias tai padrikas žinias iš vienų ar kitų šaltinių ir turi daugybę klausimų, abejonių, dvejonių ir panašiai. Tai man vis tie klausimai, abejonės, dvejonės buvo ant tiek svarbios gyvenime, kad aš joms skiriau labai daug laiko, todėl galbūt kažkam bus vertinga irgi į tai pasigilinti nuosekliai. Tai apibendrinus save pristatyčiau kaip tiesiog mokinį, eilinį žmogų, eilinį mokinį, kuris tiesiog gilinasi į šitas temas ir nori gilintis kartu su kitais ir kažkiek tai pasidalinti, ką jau yra atradęs, suradęs ir panašiai. Antras klausimas tai yra, kas mane
labiausiai domina gyvenime. Gyvenime aš esu atėjęs iš tokių sričių kaip menai, kultūra, filosofija, psichologija kažkiek ir galiausiai religijotyra, religijų analizė, dvasinių praktikų analizė ir dvasinės praktikos jau ne teoriškai, o praktiškai. Tai šitie dalykai labai stipriai buvo persmelkę mano gyvenimą ilgą laiką ir jiems esu skyręs daug laiko ir tai yra gausi tokia mišri sritis, sakykime, kuri man davė įvairias kompetencijas ir vedė mane per gyvenimą ir galiausiai į dvasinės temas aš atėjau būtent labiausiai per, neskaitant kažkokių pavienių patirčių, atsitiktinių ir panašiai, bet sąmoninga prasme aš atėjau būtent per religijotyrą, per sakykime, skepticizmą tokį, per netgi atmetimą, kartais netgi per didelį atmetimą, kuris man asmeniškai vis tik buvo ta motyvacija gilintis daugiau ir labiau ir kas galiausiai privedė prie noro išbandyti kažką ant savęs, ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Tai. Ir galiausiai trečias klausimas, kas mane labiausiai domina dvasinėse temose. Tai labiausiai dominantis dalykas man yra bhakti joga, tai yra ta praktika, kurią aš pats asmeniškai pagrindę užsiemu. Ir kažkam galbūt kilo klausimas, ką reiškia tas žodis anutama prie mano vardo. Tai yra kaip daugumoj senovinių dvasinių tradicijų yra duodami kažkokie ar krikšto vardai, ar šventi vardai, ar panašiai. Tai lygiai taip pat mano praktikoje, mano dvasinis mokytojas, mano mokytojas yra suteikęs man vardą, kuris pilnas tas vardas skamba taip, anutama Chaitanya Das. Ir be bhakti jogos mane taip pat labai domina toks bendras dalykas, tai yra ryšiai. Tai yra, kad kuo labiau gilinėsi ar į kažkokią praktiką, ar netgi teoriškai, ar per meditaciją, per maldą, kas kaip, turbūt prieina prie vieno tokio pastebėjimo, kad tu akivaizdžiai pamatai, kad viskas pasaulyje yra susiję, pradedant nuo žmonių ryšių ir galiausiai, kad viskas gamtoje susiję, augalai, gyvūnai, kad galiausiai susijusi visa gamta savo dėsniais ir kad yra taip akivaizdus kažkokie ryšiai, kuriuos, tarkim, tyrinėja mokslininkai, taip pat yra subtilūs ryšiai, kuriuos pastebime labiau gilindamiesi. Ir mane tai visą laiką labai intriguodavo, keldavo kažkaip tai, keldavo motivaciją toliau gilintis į tai, nes galiausiai tai gilinantis ateina pastebėjimai, kad mes visi esam iš vieno šaltinio, vienaip ar kitaip, ir kad užsimant dvasinę praktiką, vienaip ar kitaip mes labiau artėjam prie to šaltinio ir artėjam vieni prie kitų, prie santykio vieni su kitais ir santykio su savo pirminiu šaltiniu. Mane tai labai labai domindavo, labai intriguodavo ir toliau tai yra viena iš tų motyvacijų, dėl ko aš tęsiu savo praktikas. Tai turbūt tiek trumpai apie mane. Dar kartą labai dėkoju visiems ir tikiuosi jūs taip pat atsakysite apie save kažkiek, sudalyvausite, kas galės daugiau, kažkam galbūt bus sunkiau, kažkas nepratęs apie save kalbėti, pristatinėti nepažįstamų žmonių grupėje, kažkam galbūt bus lengviau, bet kas galit, visų prašau pabandyti tiesiog, bent kažkiek. Ir ką čia dar norėjau pasakyti? Jo, mūsų laukia daug įvairių temų, prie kurių mes prieisim, tačiau šiam kartui tai bus tiek. Labai visiems ačiū
ir iki susitikimų.